Dabar mano tautos paskutiniam pilkapį brinksta legendos grūdas, sėkla dainos ir krauju krikštyti tampa vėl gyvybė. Kazlų Rūdos miškų masyvas. Čia parašiutais nusileido antrasis ir paskutinysis rezistencijos sovietų okupacijai desantas. Tai du lietuviai – Jonas Kukauskas ir Julijonas Butėnas. Balandžio 19 diena. 1951 metais laimingai nusileidę Lietuvos žemėje, susiradę vienas kitą ir krovininį parašiutą, jiedu kuo skubiausiai stengėsi panaikinti pėdsakus. Užkasa parašiutus, krovinius, auštant patraukė reikiamą kryptimi. Vakarų pusėn ieškoti Šunkarių kaimo. Laimingo atsitiktinumo dėka išsiveržė iš apsupties ir pagaliau atsiplėšė nuo persekiojimo, saugiai pasiekia Šunkarių kaimą, kuriame turi susitikti su ryšininku. Slaptažodis. Sakalai parskrido, atveria kelią į prieglobstį ir ryšį su partizanais. Nuvesti desantininkus į už pusės kilometro iškastą bunkerį buvo per vėlu. Jau brėšku, o norint patekti į bunkerį, reikėjo pereiti kelią. Todėl Juozas Viržaitis liepė sūnui Elgimantui nuvesti svečius į Liūną, kur jie saugiai perdienoja. Tik vėlų vakarą, sutemoms dengiant nuo pavojų, Juozas Viržaitis nuveda desantininkus į bunkerį. Pirmoji saugi buveinė po ilgo, varginančio klaidžiojimo miškais. Čia jau žuks sveikas, jau gašų metai ir tada egilės vėra. Nesimato. Čia aš jau bus. Prakeičiu jau užvirškus irgi buvo. Sveiki! Informacija bus ir kam žinai, bet vos ką. Žinok, aš kalbinau, sakom, atvažiuosim pasiimti, žinai. Susi nepatogina, kad važiuosim jos paimti, žinai. Fantastiška vieta. Nes tai jūras. Permainingas labai. Vyrai, vakar vadina, sako, eikite tai į namuks tas miškas. Ne, sako, mes. Sakau, gatava. Išgyvė šiandien, tik jaunė. Žinokit, Juozai, jūs kalbėjom, sakėt sniego. Nu, sakau, gal trupučiuką, pas mus balos.
Plius 2,5 šilumos. 2 laipsnių šilumos, Jo, jau ir, visą dieną. Ryte prabūna. Tai jau O čia čia prie Kėdainių važiavome. prasidėjo po biškį. Ir vadavo, kad tušti. O čia jau prie Adapos. Naktį kaip davė, Ar kiek medžių išlaužyti? o tiesiog traškėjo aplinkui medžiai. Tos pat dienos vakare sūnus Algis nuneša maisto ir pasilieka su desantininkais visą naktį. Jo tėvas, Juozas Viržaitis, iškeliauja ieškoti partizanų, pranešti apie atvykėlius. Darbo. Iš visų pusių atrodo vienodai. Tas irgi toks simbolis geras, kad iš bet kurios miško pusės atėjęs, Matai, jo. tu matai Vyčio kryžiaus langą tokį. Vyčio kryžius. Ir Juozas kaip palygino, sako, kad tuo metu kokia žvakelė būtent viduj dega, naktį tamsoje. Taip atrodo, kad čia pro tos Vyčio kryžio langus šviesa sklinda ir ta visa kompozicija simbolizuoja kaip trobą tokia, į kurią iš visų pusių atėjęs. Taip. Belst langą. Nu, žodžiu, čia tokie sugretinimai. Reikia mums ar jo forma. Ne, tai išliesim, su Juozu kalbėjom, kad Jo, daryti. Nes tai mūsų tie projektėliai tai buvo labai super kuklus, žinai, nes kaip, kad būtų mobilesni, mažiau betono, kad galėtum nunešti. Taip. Čia tai Pala, iš čia surenkam ir biškį, ja. Kaip sakat? Čia iš vieno. Surenkam. Surenkamas. Surenkamas. Čia 3 dalys, taip? Kolona, pagrindas ir Aha. tos visos kompozicijos. Aha. Ojej, jo. O užrašas čia reiškia. Aš jau prisukom šiandien iš pat ryto. Palakavom truputį paviršių. Šioje vietoje buvo įrengta slėptuvė paskutiniams laisvės kovų desantininkams nusileidusiems į Kazlų Rūdos mišką. Čia 1951 metais slėpėsi ir laukė ryšio su kovos draugais karininkas, žurnalistas, ateitininkas, intelektualas Julijonas Butėnas. Pas kovojančius brolius grįžo, tesėdamas bičiuliui Juozui Lukšai, Daumantui duotą pažadą. Desantininkų ryšininkai buvo Girinių Šilkarių kaimų gyventojai, tėvas ir sūnus Juozas ir Algimantas Viržaičiai. Skulptorius Rimantas Gintas pastatė žygeivių klubas Ąžuolas. O, čia šaunus dalykas. O čia nenusuks. Tai mes galvojam, gal paskui kažkaip nušlifuoti tos varžtus. Nežinau, dar pasitarsim. Reikia kažką tai daryti. Parėjęs namo, Algis Viržaitis randa tėvą jau grįžusi. Jam pavykė susisiekti su Žalgirio rinktinės vadu Petru Jurkšaičiu Beržu. Susitarta, kad Beržas su savo vyrais vakare ateis pasiimti desantininkų ir perves į saugesnę vietą – Lekėčių miškus. Bet vakare visą pamiškę apgula MGB dalinys. Rusai palapinę pasistato netoliese bunkerį, už kokių 70 metrų. Tai desantininkus ir išgelbsti. Girdimas triukšmas, rusiška kalba, priverčia juos tyliai laukti. Apgulimui praėjus, Juozas Viržaitis vėl susisiekė su Beržu. Antrą kartą susitara dėl desantininkų pervedimo į Lekėčių apylinkės. Bet jūs apvažiuotų simboliškai, reiškia, iš jos į praeitį jos, į gyvimo vietą iš jos į savo, nu, kaip sakoma, iš Amerikos faktiškai, eiti kažkur. Kad tai čia tarp kitko. Tai va šitą dalyką aš noriu, kad jūs
Tik tą suprantu, bet dabar blogai yra, kadangi uodų nėra. Reikia jiems kažko tai. Čia vat, kas yra šitoje vietoje gerai, kad vat, čia yra atžymėta vieta, vat šitas, ta vieta yra Butėnų nusileidimo. Ai, įdomu. Mes tada jos ieškojom, nu faktiškai, vat, toj, vat, kur tos rodiklės. Į vieną į kitą pusę, čia yra nusileidimo vieta. Ramas, kas iš čia iškaukau, Ir turi būti parašyta. na, tai mes dabar dakinį nematom, spangi damos nuo paveiksluos visus čia. Kaip nematyti? Aš matau. O namo matom, o raides reikia matyti dar pirmiausia. Didelės matom, mažikių nežinau. Kad čia neaišku. Ir saugumo, reiškia, tam vadovėlį buvo netgi, reiškia, skaitydavo paskaitą, kaip reikia atlikinėti operacijas, kaip buvo atliekamos operacijos. Tai būtent 51 metų, nuo 19 iki 24 balandžio iki nusileidimo iki likvidavimo. Ai, tai, Kaip jie rašo. Čia labai įdomu, kad šitų žmonių sėkimo, kai nusileidžia du žmonės ir paieškai yra, reiškia, panaudojami 1500 kareivių. Ir jie laiko, kad čia yra sėkminga operacija, kadangi jos vienas žūsta, kitą paiešką. Ko pasiekoja. Tai vat, sakyčiau, netgi vadovėliai. Jų vadovėliai. Pagal tą laiką, kaip Lukša vėliau? Vėliau, tai iš Kukauskis iškvietė Lukšą į susitikimą. Ir ten jau kur mes buvom, manau, kad Ką padaryk? Su vežimėliu važiuojat į tolį. Gegužės 8 ar 9 dieną Juozas Viržaitis kartu su kitais ryšininkais išveda desantininkus iš senojo bunkerio. Sutartoje vietoje vyrus perduoda atėjusiems į susitikimą partizanams: Petrui Jurkšaičiui Beržui, Juozui Jankauskui Demonui ir Klemensui Širviui Sakalui. Vadovaujami gerai, tas vietas pažįstančių Beržų, visi patraukia per Novaraistį, Lekėčių link. Juozas irgi aktyviai ieškojo visokių idėjų žmonių. Ir va šitas mūsų susirinkimas šiandien irgi tik patvirtina, kad suvažiavo iš visos Lietuvos, iš tikrųjų tas labiausiai jaudina, kad užtenka kažkam pajudinti pirštą ir vis dėlto vyksta lavininė reakcija ir prisideda kiti žmonės, palaiko, supranta, kas tai yra. Ir vadinasi, dar mes labai šauniai gyvenam. Mūsų neokupavo ta raudonoji valdžia, tai tikiuosi neokupuos ir pop kultūra, kurios dabar aplinkui daug kur pilna. Mes visi rūpinamės savo išlikimu laukiniam kapitalizme, bet labai gerai, kad nepraradom šiek tiek ir dvasingumo, kuris mus čia suvedė, nes paminklas į išorę, į tą realų į pasaulį išlipa vat tuo betono luitu, bet už to paminklo slepiasi ir mentalinė tokia idėjinė dalis, kuri gyvena idėjiniam pasauliu. Ir mums pavyko tiesiog tokį kaip grybą išauginti iš tos grybienos, kuris slepiasi po žemė ir yra nematoma. Manau, kad šitas paminklas išdygęs simbolizuoja tik tą visą dvasinį lygmenį, kuris yra slepiasi už jo ir mus vienyje. Aš noriu pasidžiaugti, kad visi mes turim kažką bendro, esame lietuviai ir vertinam tos žmonės, kurie savo galvą suguldė už tai, kad mes stovėtume čia ir turėtume kuo kvėpuoti ir kalbėtume savo gimtąją kalbą.
Čia tai manau, kad toks labai tinkamas tai vietai, tai temai dalykas, neriekiantis, nedidelis, bet toks tvirtas. Labai idėja graži. Skaičiau ir ąžuolo istoriją, kad taip viskas vyko, žiūrėjau, kad ąžuoluose nelabai kažkaip iš tikrųjų taip yra. Galvoju, čia iš tikrųjų ąžuolai taip domisi tą istoriją. Dabar tas paminklo pastatymas, man atrodo, iš tikrųjų rodo ir iš tikrųjų labai smagu, kad yra ne tik tai žygiai, bet kažkokia tautinė idėja, kažkoks prisiminimas istorijos, kad eini kažkur gamtoje, ne tik gamtoje gražės, bet prisimeni. Tai prasme, kas čia buvo ir kodėl buvo. Tai tikiuosi, kad šitą tradiciją tęsis ir toliau ąžuolai žygiuodami prisimins istoriją. Mūsų supa su šautuvais. Tai yra... Jau va, prisidirbom. Atsikaskim kulkosvaidį. Iš tikrųjų, žiūrėk. Iš tikrųjų, tai kiekvienas žygis turėtų sėtis su šitokiais dalykais, ar tai partizanais, ar su bet kom, nes kas keli kilometrai, darant maršrutą, kas keli kilometrai yra objektas. Ar tai žmogus, ar tai akmuo, ar tai medis, ar kaimas, ar piliakalnis, ar ežeras. Yra masė iš tikrųjų informacijos ir vat jeigu ąžuoliukai norėtų daryti žygius dar ir ta linkme, tai galima suvesti tas pats Vytenis Almonaitis, kuris buvęs ąžuolietis, pas kurį informacijos masė yra, tiesiog paruošti gatavi maršrutai. Suvest jokių problemų nėra. Ir jis tik džiaugsis žmogus, nes jis tam ir renka tą medžiagą. Labai daug jisai yra surinkęs medžiagos būtent apie partizanus Lietuvos. Ir ne tik, jis pats istorikas yra, nors kapainais baigė, net neatsimenu, bet paskui istorikų patapo. Yra, sakau, daug tos informacijos, tik darykit tokius žygius ir kiek galėsim, tiek bandysim prisidėti, žinai. Sunku dabar dirbantiems žmonėms, žinai, laiką rast, bet ir dalyvauti tikrai bandysim. Tai va, taip, kad darom tą dalyką, išlaikom tą idėją, žinai, ąžuolų. Aš dar tokį mintį spontaniškai. Iš tikrųjų, daug šiandien stebuklų netgi vyko. Aš taip netgi daug ką stebėjau iš šono, stovi prie laužo, mes šitie, kas ąžuolai nakvojom, daug būna tokių žygių, kad pabundi iš ryto, arbatą verdi. Ir staiga ryte pradėjo rinkti žmonės. Nepažįstami, bet eina, žiūri, įdomu, atvažiavo iš tolimiausių kampelių, susirinko, stebuklas. Ir topas buvo visko, kai Vaidotas su Simonas vežimėlė atvažiuoja. Mes šiuo metu turim patį pirmąjį ąžuolietį ir, aišku, ne paskutinį, bet patį jauniausią ąžuolietį, nes Juozas įkūręs mūsų klubą ir tąsa yra galinga tąsa. Žmonės susipažįsta ąžuole, mūsų klube bendrauja, tuokiasi ir gimdo ąžuoliukus. Tai yra nuostabu tiesiog, nežinau, tokia mintis spontaniškai, bet fantastika. Aš norėčiau irgi truputį taip negalvojau kalbėti, bet užvedėt. Aišku, norisi jaunimą kreiptis. Jums kartais nekyla toks klausimas. Būtent šiuo atveju, kodėl grįžo Butėnas į Lietuvą? 51 metai. Viskas aišku buvo. Viskas aišku buvo. Partizaninis karas pralaimėtas. Jisai buvo tarptautinis žurnalistas, mokėjo bene 8 kalbas gerai. Pragyvenimas buvo jam aprūpintas vakaruose. Brolis Petras gyveno Amerikoje. Ko jis dabar čia grįžta? Didelis ilgesys. Idėja. Suprantat, buvo tokių svarstymų, galbūt jis mergaitę turėjo, suprantat, galbūt vėl kokie dalykai. O iš tikrųjų, jis yra pasakęs tokius žodžius, aš jų net negalėsiu atkartoti, laiške jam buvo parašyta taip, kad, reiškia,
tautos žiedas pasitraukė, pabėgo. Ir jis jautė pareigą grįžti ir žūti. Ir labai tikrai smagu, kad prieš porą metų mums pavyko atrasti Julijono Butėno nusileidimo vietą, ją pažymėti. Čia toksai jo vienas iš tarpinių vietų, kuris nakvojo, slapstėsi, pralaukė tą baisųjį laiką. Vat. Ir šalia Lekėčių yra bunkeris, kuriame jisai žuvo. Jisai porą kartų statytas. Tai vat jo tie paskutiniai 2 mėnesių žingsniai Lietuvoje kaip ir pažymėjai. Tai čia sakyčiau, nežinau, aš tai labai dėkingas Vincui, kad jis mane užvedė į tą taką. Ir labai gera, kad kauniečiai pasijungė. Mes čia su Juozu diskutavom, kalbėjom. Ir dabar labai gerai, kad šalia Kauno ir jaunimas sužino, tvarko tas vietas. Tai va, jaunimas turi neišvykti į kitas šalis, savo lietuvėlės neužmiršti. Tai dabar tą idėją sunku. Visi žiūri savo, kaip pasakyti. Gal reikia sugrįžti? Algimantai, ką tu pasakei, tai labai teisingai. Pavyko porą sakinių poniai surišti. Va šitos 2 dalykus. Julijonas grįžo į tėvynę. Tai reiškia, ant kiek ta tėvynė yra svarbi, ant kiek jis svari, kad ją visą laiką, jeigu jau ir netyčia išvažiuoji, grįžk, arba iš viso iš jos nevažiuok be jokio reikalo. Arba jeigu važiuoji, važiuok su reikalu. Ir vėl grįžk, nes čia viskas yra. Kitur tu esi svetimas, niekieno žmogus pastumdėlis, o tu čia esi savo žemės šeimininkas, čia viskas tavo yra. Čia yra viskas tavo, kaip sakant, ta plati giminė, kurios kitur dėja nėra, o čia yra giminėlis. Nesprog žalias ąžuolėlį, nesprog žalias ąžuolėlį, rytoj šals šalnelė, rytoj šals šalnelė. Aš šalnelės nebijosiu, aš šalnelės nebijosiu, per naktį išsprogsiu, per naktį išsprogs. Suragino mani jauną, suragino mani jauną, joti ant vainelės, joti ant vainelės. Kelkis, kelkis, jaunas broli, kelkis, kelkis, jaunas broli, ir nusiprausk burnelę, nusiprausk burnelę. Atsikėlęs nusiprauskė, atsikėlęs nusiprauskė ir apsiriedykė, ir apsiriedykė. Eidams tėvui motinėliai, eidams tėvui motinėliai, sudiev pasakykė, sudiev pasakykė. Sulaistykė vynų keliu, sulaistykė vynų keliu, kad mažiau dulkėtų, kad mažiau dulkėtų. Suraminkė man širdelę, suraminkė man širdelę, kad mažiau skaudėtų, kad mažiau skaudėtų. Kiek belaiščiau vynų keliu,
Kiek belaisčiau vynų keliu, dar labiau dulkėjau, dar labiau dulkėjau. Suraminta man širdelė, suraminta man širdelė, dar labiau skaudėjau, dar labiau skaudėjau. Liauna, eina mes jau. Čia ne pat. Kiek čia? Uždaryt čia valysi? Čia aš nežinau, kaip čia. Toliau miškais keliauja Rūčilio giria prie Lekėčių. Dar prieš aušrą, perkirtus maždaug kilometrą pločio Lekėčių kaimo lauką, priglaudžia regis tokios saugios Rūčilio pušys. Girios pakraštyje apgyvendinami jiems skirtame antrajame Beržo bunkeryje, kuris buvo erdvus, su gerai įruoštais gultais ir gerais vėdinimo kanalais. 1 kilometras nuo Lekėčių gyvenvietės. Tai trečiasis ir paskutinysis Julijono Butėno bunkeris, priglaudęs jį tik 2 savaitėm. Bet bunkeris Rūčilyje saugumą garantuoja neilgam. Dar ne 2 savaičių neišgyventa, o prasideda paskutinė naktis. Niekas iš jų negalėjo žinoti, kad tuo metu, kai Beržas bandė užmegzti ryšius su Juozu Lukša, įvyko visa grandinė išdavysčių, nusitęsusių ir iki jų bunkerio. Ratas užsiveržė gegužės 22. Su Vengraičio Žilvyčio pagalba surandamas ir apsupamas Beržo bunkeris Rūčilyje, kuriame paskutiniajame išbandymui pakyla 3 žmonės: Julijonas Butėnas, Jonas Kukauskas, Petras Jurkšaitis. Čekistams apsupus bunkerį, Julijonas Butėnas, Jonas Kukauskas ir Petras Jurkšaitis atsidūrė ties riba.
Vienoje pusėje buvo išdavystė ir gyvenimas, kitoje ištikimybė savo ir žūtis. Petras Jurkšaitis bandė prasiveržti ir buvo nukautas. Sužeistą Julijoną Butėną nušovė Kukauskas. Jonas Kukauskas nuginkluojamas ir paimamas gyvas. Žmonės jungia ir traukia tie, kurie ateina mūsų žemėn atsineždami aukščiausius idealus, didžiausius reikalavimus savo, atiduoti viską kitiems. Atiduoti save tėvynei, jos ateities laisvei.